Gėda, pelėda. Gėda, gėda. Kaip mums negėda. Gėda, gėda. Tai per žinias praneša apie skaudžią nelaimę kelyje, kuomet girtas vairuotojas sukėlė eismo įvykį, per kurį mirtinai sužalotas vaikas, visi puolame smerkti vairuotoją. Žinoma, jis yra didžiausias avarijos kaltininkas, tačiau ar esame tikri, jog jo neblaivaus sėdančio už vairo niekas nematė? Ar tikrai niekas negalėjo pranešti apie tai policijai? Mes atlikome eksperimentą, per kurį siekėme išsiaiškinti, ar žmonės nelieka abejingi išvydę girtą vairuotoją. 3 jaunuoliai viešai vartojo tariamą alų ir pasikeisdami sėdo už vairo, nors tuo metu prekybos centro aikštelėje žmonių buvo išties nemažai, aplinkiniams šie vaikinai nepasirodė išsiskiriantis iš kitų. Gal jie ir iškvies? Gal jie ir iškvies? Jonai, išsiblaiviai, man atrodo. Gal tą buteliuką varom, gal pavažiuoti? Miestą lysim. Miestą. Tuo metu, kai jau buvome praradę viltis, jog visgi kažkas sudrausmins jaunuolius ar paskambins policijai, išvydome vyriškį, kuris ėmė stebėti vaikinus, vaikščiojo aplink ir jau rodos įsidėmėjo automobilio valstybinį numerį. Skubame padėkoti jam, jog neliko abejingas ir pranešti apie eksperimentą. Deja, mūsų viltis žlugo. Alo geria, taip man atrodo. O kaip vairuotojas taip pat išgerinėjantis, neketinot pranešti policijai? Kuris ten vairuotojas, aš nežinau, bet tai... Net tiesiog negarantuotas, ką aš galiu pasakyti, tiksliai nieko, kai nežinai. Neskambinot policijai? Ne, neskambinau. O kodėl? Nu, kai garantuotas būčiau, gal paskambinčiau, bet tai nelabai garantuotas už tai. Pasirodo, žmogus policijai praneštų tik tuo atveju, jei būtų visiškai įsitikinęs dėl jų girtumo. Tačiau galėjo nutikti taip, jog jų neblaivumą jau konstatuotų policija įvykus avarijai. Laimė tai tik eksperimentas, o žmogus dvejojantis ar pranešti policijai turėtų nedelsiant tai padaryti. Juk jei tarp šių eksperimento dalyvių pamatytų savo artimąjį, ar lygiai taip pat dvejotų ar paskambinti policijai, vargu. Na, o mūsų eksperimento dalyviai iš pradžių itin linksmai nusiteikė, vėliau susimąstė. Niekas nesitikėjo, jog į juos bus taip abejingai žiūrima. Susilaukėm keletą žvilgsnių, bet taip, kad prieitų, pasakytų, ką nors nieko visiškai. Stebėjot, ar kas nors, tarkim, automobilio numeris nusirašė? Ne, nieks net nekreipė dėmesio tiesiog. Buvo keli žvilgsniai pažiūrėjo į mus, bet į automobilio numerius, tai neteko pamatyti, kad žiūrėjo. Manau, kad čia žmonės tik tai pasimokti, jeigu kažkas jiem nutiktų, čia, nes mokosi iš klaidų. Dabar, kai nieko jiems nėra nutikę gal gyvenime, tai jie ir tiesiog nekreipė dėmesio. O pats tikėjai, kad bus tokie rezultatai eksperimento? Na, galvojom tikrai, kad kas nors prieis, pasakys ką nors, bet kad visiškai abejingi žmonės, tai tikrai nesitikėjom. Po eksperimento pasiteiravome ir policijos, ar kas nors iš praeivių paskambino. Deja, nesulaukta nė vieno skambučio. Tad nepulkime, mielieji, lieti pyktį ir apmaudą dėl skaudžių nelaimių kelyje, o kiekvienas pridėjęs ranką prie širdies pagalvokime, ar tikrai viską padarėme, kad jų neįvyktų, ar esame neabejingi piliečiai, saugantis ne tik save, bet ir savo artimuosius. Gėda, pelėda.